Šiandien žiniose. Savaitgalį Lietuvos liaudies partija surengė konferenciją Baltijos regiono perspektyvos klausimų. Panevėžio socialinių paslaugų centras plečia teikiamų paslaugų spektrą. Mieste sparčiai mažėja besituokiančių porų. Pasikeitė leidimų prekiauti fejerverkais išdavimo tvarka. Praėjusį savaitgalį rugsėjo 18-19 dienomis Švenčionių rajone Lietuvos liaudies partija surengė konferenciją Baltijos regiono perspektyva – gyventi taikoje ir partnerystėje. Lietuvos liaudies partijos pirmininkė Kazimiera Danutė Prunskienė akcentavo, kad gera kaiminystė – tai taika ir aktyvus bendradarbiavimas. Labai svarbu yra dirbti su partijos regionų teritoriniais padaliniais, taip pat su Sankt Peterburgu bei Kaliningradu. Profesorės nuomonė, šie ryšiai yra labai svarbus mūsų ūkio sektoriui, ypač maisto, taip pat turizmo, sporto, meno srityse. Glaudaus bendradarbiavimo metu yra galimybė naujiems ryšiams, kurie padės mūsų šalies statybininkams išgyvenantiems ne pačius geriausius laikus. Profesorės nuomonė, dėl viso to reikia ir verta dirbti. Konferencijos metu apie bendradarbiavimo svarbą pasisakė Jevgenij Umerenko, Rusijos federacijos tarp regioninių ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis valdybos atstovas. Taip pat Konstantin Petričenko, partijos Jedinąją Rusiją tarptautinių ryšių valdybos vadovas. Dmitrijus Jurjev, Sankt Peterburgo Jedinąją Rusiją regioninio vykdomojo komiteto vadovas. Vladimir Velman, Estijos parlamento centro partijos frakcijos narys ir eilė kitų garbių svečių, pritarančių Baltijos šalių bendradarbiavimui maisto, ekonomikos, kultūros ir sporto srityse. Baigiantis konferencijai, profesorė Kazimiera Prunskienė patikino, kad artimiausių metų konferencijoje išsakytos mintys bus sukonkretintos. Konferencijoje dalyvavo ir Panevėžio skyriaus liaudies partijos skyriaus atstovai. Konferencijoje buvo gilinamasi aptarta mokslo, verslo bei ekonomikos sritys, bei paliesto sporto, bei kultūro, reiškia tolimesnės vizijos, kurias galėtumėm ateityje plėsti ir stiprinti su Baltijos regionu bei rytų šalimis. Buvo taipogi aptartas ir jaunimo politikos stiprinimas, reiškia, tarp regionų bei su rytais, buvo dalinamasi patirtim, kaip skatinti jaunimą dalyvauti politikoje. Šioje konferencijoje dalyvavo Baltijos regiono šalis, tai Latvijos atstovai, Estijos, Rusijos, ypač gausios delegacijas buvo iš Maskvos, Sankt Peterburgo, Kaliningrado bei Baltarusijos atstovai. Šioje konferencijoje buvo aptartos verslo, ekonominiai, mokslo bendradarbiavimo ryšiai. Buvo pasiūlytos labai plačios perspektyvos. Dėl detalesnės informacijos apie šią konferenciją bei apie galimybę plėsti bendradarbiavimą su Baltijos regiono šalimis, Panevėžio miesto bendruomenės, organizacijos, verslo atstovai kviečiami kreiptis į Lietuvos liaudies partijos Panevėžio skyrių. Panevėžio socialinių paslaugų centre tikras darbų įkarštis. Mačiai iki vasario mėnesio ruošiamasi atidaryti vaikų iš socialinės rizikos šeimų dienos centrą bei grupinio gyvenimo namus, o dar po kiek laiko socialinės globos dienos centrą neįgaliems suaugusiems ir pagyvenusiems žmonėms. Mes dabar įgyvendinam projektą ir pas mus bus įsteigti grupinio gyvenimo namai vaikams iš socialinės rizikos šeimų, taip pat dienos centras vaikams ir bus praplėsta rizikos šeimų tarnyba, bus įrengtas individualaus darbo kabinetas. Į grupinius gyvenimo namus vaikams paklius vaikai krizių atvejais, kai iš tėvų atimamos teisės. Jie apsikvenčia laikinai, bus laikina socialinė globa jiems teikiama. O dienos centre vaikams bus organizuojamas laisvalaikis, ugdomi įgūdžiai įvairūs.
Rugsėjo pirmomis dienomis Teatro gatvėje įsikūrusiame Panevėžio socialinių paslaugų centre prasidėjo buvusio globos skyriaus teikusio laikiną prieglobstį benamiams rekonstrukcija. Planuojama, kad po rekonstrukcijos atsieisiančios kone 3 milijonus litų beveik 500 kvadratinių metrų plotą užims vaikų grupinio gyvenimo namai. 300 kvadratinių metrų bus skiriami paramos šeimai tarnybai. Čia bus įrengti individualaus ir grupinio darbo specialistų kabinetai. Panevėžio socialinio paslaugų centro socialinio darbo vadybininkės Beatos Milaknytės teigimu, vaikų grupinio gyvenimo namuose galės laikinai gyventi iki 14 įvairias krizes išgyvenančių šeimų vaikai. Mes nusprendėme tokius grupinius gyvenimo namus vaikams įrengti dėl to, kad pas mus yra socialinės rizikos šeimų tarnyba ir jinai dirba su tomis šeimomis socialinės rizikos, su vaikais ir jie labiausiai žino, kada tiem vaikam reikia pagalbos, kada jie turi būti išvežti iš šeimos ir mes manome, kad labai pagerės tos paslaugos ir vaikai greičiau gaus jiems būtiną pagalbą. Ir čia gyvens tik tai vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Antrajame socialinių paslaugų centro aukšte, kur dabar vykdomos rekonstrukcijos, pastogę gaudavę benamiai bus iškelti į buvusi ekrano gamyklos profilaktoriumą Elektronikos gatvėje. Nors liaudyje sakoma, kad vestuvių metas ruduo, tačiau didžiausias jaunųjų bumas tradiciškai būna Liepos-rugpjūčio mėnesiais. Deja, prognozės dėl besituokiančiųjų skaičius nedžiuginančios, nes kasmet į Panevėžio metrikacijos skyrių užsuka vis mažiau porų, norinčių teisiškai įtvirtinti savo santykius. Skaičiai vis dėlto matosi, kad bus liūdni, jie eina liūdnin jau eilę metų. Situacija tokia pat kaip ir visoje Lietuvoje. Mažėja mūsų apskritai. Žmonės emigruoja, gimstamumas mažėja ir todėl ir santuokų žinoma, kad mažėja. Jeigu 2008 metais buvo rugsėjo 1 dienai užregistruota 678 santuokos, 2009 metais jau 576, 2010 metais rugsėjo 1 dienai mes turime įregistruotų 463 santuokas, tai grubiai tariant, po 100 santuokų sumažėja. Panevėžio civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės Jūratės Girdvainienės teigimu taip pat pastebėta, kad vis dažniau tuokiasi brandesnio amžiaus žmonės. Jeigu anksčiau tikrai labai daug porų tuokdavosi vos sulaukia 18-19 metų, dabar tikrai labai retai tokių porų sutinkam ir tuokiasi jau žmonės sulaukia 25 ir daugiau. Po pirmą kartą, ta prasme. Nepilnamečius anksčiau tuokdavomės, kaip žinia, galima susituokti esant nesulaukus 18, tik tai tuo atveju, jeigu jaunoji laukiasi. Tai tokių porų taip pat ženkliai yra mažiau. Nors nuo 2009 metų rugsėjo 1 dienos jaunieji turi teisę tuoktis nebe civilinės metrikacijos skyriaus patalpose, bet ir jaunųjų pasirinktoje vietoje, tačiau ši naujovė didelio atgarsio nesulaukė, nes kol kas Panevėžyje šią galimybę pasinaudojo tik viena pora, santuokos sutvirtinimui pasirinkusi vieną iš miesto viešbučių. Tokią situaciją, pasak Jūratės Girdvainienės, lėmė taip, kad Panevėžio mieste registruoti jaunieji gali būti tuokiami tik miesto ribose, o kaip žinia, Panevėžys nėra turtingas nei gražių dvarų, nei kitų įspūdingų vietų. Pataisytas civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas nuo šiol numato, kad miesto savivaldybė nebeišdavinės leidimų prekiauti šventiniais fejerverkais. Dabar tai darys policija. O prekybos dar galingesnėmis pirotechnikos priemonėmis licenzijas, kaip ir anksčiau, teiks Vidaus reikalų ministerija. Iki šiol leidimus antros kategorijos fejerverkam išduodavo savivaldybė. Šiuo metu įmonėm norinčiom prekiauti pirotechnikos priemonėm reikia kreiptis į teritorinę policijos įstaigą, kadangi leidimai bus išduodami 5 metam, mes išduodavom pagal patvirtintą vyriausybės tvarką leidimus 1 mėnesiui. Tai yra nuo gruodžio 20 iki sausio 15 dienos. Už leidimą buvo patvirtinta vietinė rinkliava 100 litų. Šiuo atveju vyriausybė yra įpareigota patvirtinti valstybinę rinkliavą
tačiau dar šiandien dienai jinai nėra patvirtinta. Pasak savivaldybės ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Kristinos Šlivinskienės, dabar leidimui prekiauti pirotechnikos priemonėmis gauti verslininkai sugaiš mažiau laiko. Aš manau, kad verslininkam bus paprasčiau, kadangi vienaip ar kitaip norintys gauti leidimą, kurį išduodavo savivaldybė, turėdavo kreiptis į policiją dėl patalpų tinkamumo gauti iš jų pažymėjimą. O dabar policijoje vienu kartu, reiškia, jie gaus ir leidimą. Gyventojams primenama, kad naudoti pirotechnikos priemonės leidžiama tik gruodžio 31 ir sausio 1. Kitu atveju būtina suderinti su savivaldybės administracija.